ir anksčiau būdavo darbai ryškių, kontrastingų spalvų, siluetiniai, figūriniai darbai su veidais, su gyvūnų siluetais ir bemokant vaikus dailės istorijos, meno istorijos, tuo pačiu tai, ką pats skaitai, visada norisi galbūt kažkokiu kitokiu būdu perteikti ir kūryboje, kaip simbolių kalba, perkeliant į, sakysime, ten Mesopotamijos istorijos kažkokius tai fragmentus ar kitų kultūrų ir tuo pačiu liktais labiau supranti, apie ką eina kalba ir kiek tai yra svarbu tau. Paskutiniu metu mano kūryba yra tokia daugiau monochromatinė, tapant su viena spalva, ar tai būtų jinai šilta ar šalta spalva, bet išgaunant vienos spalvos begalybės tų tonų ir pustonių. Kaip pavyzdžiui, japonų vaikai jau darželiai yra mokinami skirti mažiausiai juodos spalvos 60 atspalvių. Ir kai jis sugeba pamatyti pasaulį tais tonais ir pustoniais, tai jo kalba, jo pasaulėžiūra yra žymiai platesnė nei taip arba ne. O jūs pats, kai kuriate, tapote arba piešiate žanrus, atsipalaiduojate, kokias emocijas, jausmus galite išreikšti paveiksle? Toks geras klausimas, aišku, tada galima viską išreikšti ir atsipalaiduoti ir svarbiausiai, kad to procesą nieks nepertrauktų, nes tada tai gali nusitęsti iki begalybės ir tas darbas tada gali tapytis keletą metų. Yra ir tokių darbų, kurie yra užtapomi arba pritapomi ir jau senai sukurtas, o po kiek laiko jis vėl atgyja kažkokiu naujų rakursų, kažkas užtapomų yra. Jeigu laiku nesustosi, gali aišku darbą sugadinti. Bet drobė viską iškenčia ir galima tapyti ant viršaus. O mėgstate tapyti aliejiniais dažais ar akriliniais? Aliejiniais dažais yra, aišku, smagiau tapyti, tai yra klasikinis tapimo būdas ir technika. Akriliniais daugiau ir patogiau, aišku, yra tapyti plenerų metu, nes tada dažai išdžiūsta greičiau ir tu matai praktiškai išbaigtą rezultatą. Nors šita technika tokia yra patogi, bet jinai yra gana sudėtinga, dirbant ir maišant tos dažus. O čia jau yra technologiniai klausimai. Gal galima būtų dabar pamatyti kokius kelis nors jūsų darbus ir pasakyti, galėtumėte pasakyti, ką jis norėjote išreikšti arba pavaizduoti? Kaip tik virš manęs kabo plenerinis darbas Vėjažuvės. Šitas darbas yra tapytas, jei nesumeluosiu, 2007 metais ir Šventosios plenere, kuris turi tokį gražų pavadinimą Šventosios žemės ženklai. Tai ta šventoji omeny prie jūros, kaip Palangos miesto dalis, ne ta šventoji, kur Izraelį, Jeruzalėje. Tai šiuo atveju ten gaudoma žuvis, vėjažuvė, kuri mums visiems padarė įspūdį ir daugelis plenerų dalyvių ir ne vieną kartą bandė kaip siužetą panaudoti šios žuvies motyvą. Ir čia toks to žuvies motyvas, priminantis savo įdomią ne tik tais formą, bet ir tuo, kad ta žuvis turi tik daug fosforų, kad net ir kaulas yra žalias. O kiti darbai galbūt yra dirbtuvėse, kiti galbūt kažkur tai palėpiai, galim nueiti ir pažiūrėti į dirbtuvę. Arba čia nešiu. Čia dar vienas darbas yra. Šis darbas vienas tokių iš kuris man labiau patinka, tai nuotaikos ir ekspresyvios. Jis padarytas yra vieno impulsu, vieno prisėdimu ir žmogus, centre esanti figūra, ekspresyvi ir tuo pačiu abstrakti, galim pavadinti abstrakčiąją ekspresiją. Jis turi ir dar tokį,
kaip diptika, tai yra kaip diptiko dalis, antra dalis galerijoje, jie gali atskirai gyventi ir tuo pačiu kartu, bet visus darbus sudėjus namuose nebebūtų turbūt vietos ir ramybei. Sekantis darbas tapytas yra Nidos plenerė, jis yra jau visai kitoks, tai yra bėdikas pagal romaną Jūra ir žvejys, Jūra ir senis tiksliau, tai tokia nuotaika prie jūros, kažkokie prisiminimai iš skaitytų knygų, potėpio šuoras, ieškojimas formos, taip ir gimsta nauji darbai, naujos formos. Na, o priešingoj pusėje vienas irgi iš paskutiniųjų darbų, tai yra asambliažas. Asambliažas vyras. Nes vienai parodoje, o kiekvienais metais, jau šiais metais bus 10-oji paroda, Alytaus teatre organizuoju kolegų parodas, pasirinkdamas vieną abėcėlės raidę. Šiuo atveju šiais metais bus R raidė, o čia dabar lygtais V raidė buvo, tai sukūriau tokį asambliažą iš daiktų įvairių, rastų prie jūros, senelių namuose, iš kelionių. Taigi, ta kūryba yra gana mišri, nuo tapybos, grafikos, ekslibrių, šaržų iki asambliažų. O jūs mėgstate kurti namie, dažniausiai turite kažkokį kambarėlį, kuriame užsidarote, būnate vienas ir savo kūrybą visai išreiškite, ar kažkokią gal turite kokias nors patalpas, ar kokią nors teriją, kur tenais kurite? Tai šita erdvė irgi yra, tai ir gyvenimas, ir dirbtuvės, ir užsidaryti kartais neužtenka ir neišeina, nes visos patalpos yra daugiau ar mažiau gyvų padarų, tai šuo, tai katė, ar ne, kurie netrukdo tai kūrybai. Čia pat namuose ir kuriu. Aišku. Ir labai buvo malonu su jumis susipažinti, daugiau sužinoti apie jūsų kūrybą. Norėčiau jums padėkoti už duotą interviu. Ačiū. Ir irgi pasiūlyti sudalyvauti mano dalyvaujamoje parodoje, kuri bus eksponuojami darbai nuo 26 dienos panoramoje. Mes su visa savo trečio kurso, ketvirto kurso studentai dalyvavome projekte Kaita, kur kūrėme tam tikrus paveikslus. Vienas iš mano kūrinių tai vaikystės pėdsakai. Tai siūlyčiau irgi, jei kartais būsite Vilniuje, apsilankyti ir pamatyti. Ne kartais, o dažnai būna, dabar teks per kūčias ir kalėdas būti. O nuo kada paroda? Nuo 26 dienos. Aha, teks atvažiuoti dar kartą. Gerai, ačiū, sėkmės kūryboje ir moksle.